Jeigu žmogus nenėščias ir einant link sienos atsitrenkia pirmą pilvukas, tai tikėtina, kad yra insulino rezistencija net ir be tyrimų. Koks iš tikrųjų klausimus reikia savo užduoti ir ką daryti atsakius į tos klausimus? Kodėl aš blogai jaučiuosi, kodėl čia gelbėjimosi ratas ant pilvo ir panašiai, o kodėl nuotaikos nėra, kodėl jėgų nėra, kodėl smegenų rūkas būna pavalgius, o kodėl norisi kavos po pietų. Tai ne tik tai nuo miego kokybės, bet ir bendrai nuo to, kas suvartojama. Jeigu maistas pūna žarnyne, tai vėlgi smegenis apkraunamas. Ir mes bėgtumėm nuo mamuto, nuo liūto, nuo tigro, ar reikėtų atrašyti piktą laišką, hormonai, viskas išsiskiria tas pats. Tik tai anksčiau žmonės realiai bėgdavo, gindavosi, nosį kažkam duodavo, o čia sėdim ir kunkuliuojam savo sultise. Tai jeigu žmogus neišvaikšto, neišjuda, neišsportuoja, tai tada, ir turim problemą. Labas, aš esu Simona, čia mano laida Kūno magistras, kurioje kalbuosi su įvairiais žmonėmis, savo sričių specialistais, tam, kad visi kartu atrastumėm ir suprastumėm, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir mintis, ir kad sužinotumėm, kokiais paprastais, o kartais netikėtais kasdieniais pasirinkimais mes galim pagerinti savo savijautą, sveikatą ir bendrą gyvenimo kokybę. Šiandien Kūno magistro tema yra gyvenimą keičiantis įpročiai. Kaip susikurti save iš naujo ir kas iš tikrųjų yra produktyvumas, ta protinė, fizinė, emocinė ir psichologinė prasme. Apie tai aš kalbuosi su Agne Misiūte, kuri yra holistinio požiūrio šeimos gydytoja ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto doktorantė. Šį epizodą apie produktyvumą pristato L-Cell, ilgaamžiškumo maisto papildai sukurti su Vilniaus universiteto mokslininkais ir Londono mitybos ekspertais. L-Cell asortimente galima rasti tokių kasdien vartojamų ir gerai pažįstamų maisto papildų kaip kolagenas, kaip magnio kelios skirtingos formos, berberinas, bet lygiai taip pat galima rasti ir labai platų ilgaamžiškumo maisto papildų asortimentą, kurie yra orientuoti į ląstelių atsinaujinimą, senėjimo procesų lėtinimą ir energijos palaikymą. L-Cell maisto papildų galima įsigyti didžiausiose euro vaistinėse ir Livin parduotuvėse arba lcell.lt. Kur, beje, iki birželio 1 dienos galioja nuolaidos kodas Kūno magistras. Suvedę nuolaidos kodą Kūno magistras jūs gausite 15% nuolaidą iki birželio 1 dienos visiems L-Cell produktams. Tad kviečiu nueiti į lcell.lt, apsižvalgyti, susipažinti, pasinaudoti nuolaidos kodu, o dabar žiūrėti mano pokalbį su Agne. Labas, Agne, sveika atvykus pas mane į podcastą. Labutis. Pradedam nuo pagrindinio klausimo. Kas tau yra produktyvumas? Nuostabus klausimas. Labai su tuo susiduriu ir labai dirbu to klausimu, nes man ilgą laiką produktyvumas pagal tą tikrą apibrėžimą padaryti kiek įmanoma daugiau per tam tikrą laiko vienetą. Bet kokios to pasekmės? Nuovargis, tai aš turėjau ir perdegimą, ir anemiją savo gyvenimo ligų istorijai ir suprantu, kad produktyvumas pagal tai, kiek padarysi per tam tikrą laiko tarpą, nėra laimėjimas. Tikrasis produktyvumas yra tas, kad sugebėtų žmogus, šiuo atveju aš, susidėlioti, kad būčiau ir pailsėjus, ir laiminga, ir energinga, ir kas yra galų gale tas darbas. Ar čia tik tai, dėl ko gaunu pinigus, ar laikas su artimaisiais irgi gali būti vertinamas kaip produktyvumas, laikas su savim, savęs prižiūrėjimas irgi produktyvumas, meilė savo, visi šitie dalykai įeina ir man atrodo, tai yra labai svarbu. Labai gerai skamba, kaip pavyksta įgyveninti tavo tą savo produktyvumą? Tai kai vieną kartą perdegiau, reikėjo taip griežtai nukirsti dalykus ir jaučiu, kad vis tiek įsisuku į tą ratuką, kur, jeigu manęs prašo, kaip čia aš atsisakysiu, arba norisi padėti žmogui. Aš esu gydytoja, taip jau būna, kad gal čia pašaukimas, kad jau kreipiasi, tai reiškia, reikia daryti, bet mane labai gražiai pamokė. Vieną vasarą vienas žmogus sako, žiūrėk, palauk, sako, jeigu tu nesustoji, nepailsi, neskiri laiko savo, ta prasme, tas produktyvumas, jisai netiek prasmingas, sako, tu apvagi žmogų, kuriam padėti. Tu esi niekas kitas, bet vagis. Galvoju, to prasme vagis, apgavikas, kas tik nori. Sakau,
taip, ašgi savo dūšią atiduodu, kaip čia taip gali būt. Tai kai žmogus yra pervargęs, kai nepasirūpina savim, tai tas jo produktyvumas nėra 100% produktyvus, koks jis galėtų būti, jeigu jis būtų skyręs dėmesio ir savo. Tai šiuo atveju, jeigu gydytojas ar žmogus, kuris bendrauja, tarkim, su kitais žmonėm, nepailsi, nepamiega, neskiria laiko hobiams, nepasirūpina savo fizinę, emocinę, psichinę sveikatą, tai jo produktyvumas, negali būti pamatuojamas vien tik tai rezultatu. O koks buvo jo kontaktas? Ar aš ateinu, sakau, tai ko skundėsi, kas tau yra, ko čia atėjai, vėl duris parstai mano kabinetą, kiek galima. Tai kažkaip nelabai gal fainai, bet jeigu aš pailsėjus laiminga, galiu su šypsena, galiu net pakelti akis nuo kompiuterio bendraudama su žmogum. Tai čia, manau, yra vertybė. Tai. Bet šiaip, Agne, man atrodo, gydytojam labai sudėtinga būti pailsėjusiam ir viskas spėjusiam ir turėti tą galimybę, net nežinau, gydytojam tai turbūt yra prabanga turėti tą visapusį balansą ir nežinau, vadovautis tą tokio sveiko produktyvumo ir holistinio produktyvumo sampratą, ar ne? Ar klystu? Nes šiaip gydytojai, man atrodo, pas mus yra tie, kur taip gerokai persidirba. Čia tokia batsiuviai be batų, visiems kitiems žino, ką pasakyti, o patys neklauso. Mano ir pačiai užtruko, kol atsisėdau sužiūrėti rezultatus savo, pavyzdžiui, tyrimų. Ilgą laiką gyvenau su, čia normalu, nes laboratorijos normos yra peritino, pavyzdžiui, atsargos, geležies atsargos. Ir gilinantis jau pabaigus visus mokslus žiūriu, aš gyvenau gal kokiu 15 metų su geležies stoka. Dugne ten, ne? Taip, ta prasme. Tai jeigu šitą jau būčiau atkreipus dėmesio, sustojus, pasigilinus, jau kitokie rezultatai būtų. O šiaip apie gydytojus kalbant, tai manau, bent jau iš patirties sprendžiant, tai yra daugelis tų žmonių, kurie labai sunkiai moka nubrėžti ribas. O jeigu moka, tai dažnai jos pravardžiuoja ciniškais, atžagariais, nemaloniais ir panašiai, nes bent jau šitoj profesijoj labai jaučiasi, kad tas žmogus bando prastumti tą sieną. Aš tik paklaustu. Galų gale ir pasirinkimai. Jeigu vienam tinka maratonas, kas 5 minutės žmogus man netinka, aš ieškau būdų, kur dirbti, su kuo bendrauti, kokioje aplinkoje būti, kad galėčiau skirti savo laiką ir dėmesį žmogui. Fainas požiūris ir tikrai, kaip pasakėjai apie tą, aš tik paklausiu, aš irgi būnu kartais, žinai, kur ten ne savo laiku ir iš vis kitą dieną, žinai, labai staigiai kažkur tai pro šalį bėgant. Žinai, Agne, aš noriu užsikabinti už dar vienos temos, už perdegimą. Sakai, pati esi patyrus perdegimą, aš irgi. Bet, žinai, aš nežinau, ar tu pastebėjai. Man atrodo, perdegimas kaip terminas, jisai ne tai, kad devalvuojamas, bet jis pernaudojamas yra situacijose, kur realiai žmogui iš tikrųjų reikia pailsėti, o ne tik pagyti. Kaip tu išskirtum, kada jau yra perdegimas, o kada nėra perdegimas? Gal, nežinau, galim pakalbėti apie simptomatiką, arba, nežinau, tavo paties patirtį, aš gal galėsiu papildyti savo patirtim. Apie šitą konceptą pasikalbam, nes aš tiesiog matau, kad yra biški tokio, aš esu, žinai, savaitę, ar esi tikrai pavargęs ir tau reikia miegot, valgyti, pasivaikščioti, žinai, pabūt gamtoje, visą kitą, o žmogus sako, aš perdegiau ir tada, žinai, o po 3 dienų vėl kaip šviežias ir, žinai, tai labai gražus atsakymas jau, jeigu po 3 dienų kaip šviežias, tai pervargo, bet dar neperdegė. Jeigu nesinori gyventi, eiti darbus ir vegetuoti, norisi jau taip kokį daugiau negu mėnesį, tikėtina, kad žmogus perdegė, bet tada klausimas, ar čia tik tai susijęs su darbu, ar su visom gyvenimo sritim, veikla ir panašiai. Kažkokia konkrečia, nes jeigu su visom, tai tada greičiausiai jau nebe perdegimas, o depresija ar Aha, kaip įdomu, bet perdegimas jis irgi tą apatiškumą sukuria, tai šiaip perdegimas su depresija gali ir bet man labai užstrigo mano draugės psichologės klausimas, sako, tu dabar jautiesi šitaip, kaip, kai aš jaučiausi perdegus, kokieno atžvilgiu, tik darbą nori eiti, tai nežinau, šokius, veiklas ir panašiai, nori, man fainai. Tai, tada ne depresija daro, o perdegimas, bet, iki tiek, kad ir specialybę mesti, ir nebūti, neegzistuoti, ir nedirbau, gal daugiau nei 5 metų. Tai ir šito dar perdegimo klausimų irgi su viena psichologė labai daug diskutavom, o ką galima gal pastebėti iš somatinių dalykų iki perdegimo. Ar perdegimas visą laiką tik perdegimas dėl to, kad žmogus daug dirba, bet tai viskas labai susiję. Jeigu nepavalgo, nepailsi, neskiria savo emocinį higieną ir panašiai, tai mes turim
Vienas - autonominės nervų sistemos disbalansas. Tai reiškias, kai dominuoja kovos režimas visą laiką, o atsipalaidavimo ne. Mes valgom ir įsisavinam maisto medžiagas tik tada, kai yra atsipalaidavęs žmogus, kaip parasimpatinė nervų sistema veikia. Tai jeigu jis niekada neatsipalaiduoja, tai tikėtina, kad ir tobulą maistą valgo, jisai niekur nepasisavina, o tada dar gali būti ir pūna žarnyne, tada mikrobiotos disbalansas, tada mikrobiota tai gerosios bakterijos ir jų disbalansas taip pat siejamas su emocinė būsena, tai reiškia ir migrenos gali būti dažnesnis, galvos skausmai, galų gale, jeigu čia jau su žarnom negerai, tai ir kiti uždegimai dažnėja. Visokios psoriazės gali paūmėti, gastroenteritai, tai jau žarnyno visi simptomai, viskas, kas baigėsi įtas atėjus pas gydytoją, viskas gali paūmėti, kai žmogus nesirūpina. Ir ką galima ieškoti iš tyrimų, tai žiūrėti omega 3-6 balansą, insulino rezistenciją, atsparumą, kaip ten kas vyksta, nes ir nuo to žmogus būna pavargsta, geležies resursai, vitamino D resursai. Kiek kartų esu turėjęs žmonių nuostabus, fantastiniai savo srities specialistai, tokie, kur aš pas juos tikrai kreipčiausi tą, ką jie daro, bet jie tiek savęs atiduoda, jie neperdega, aš stebiuosi, bet kiti rodikliai pas juos, o kodėl aš sergu, o kodėl mano vyras pasveiko ten nuo peršalimo per mažiau nei savaitę, o aš 3 savaitės kankinuosi. O tada kitas klausimas, o kada einat miegot? Ar galit užmigti net ir su mintim, kad nepadariau darbą ir daugiau nieks be manęs to nepadarys? Ir dar vienas klausimas iš tų visų, kai resursas baigėsi, kai išsenka, kai ir tas ir perdengimas, ir pervargimas, kas irgi labai aktualu, ypač jaunų moterų, moterų virš 30 galbūt tarpe, nes jos nori pastoti ir tada neišeina. O kodėl neišeina? Nes kažkurioje vietoje trūksta, kūnas naudoja viską savo resurso atstatymui, o ne dar papildomai kažkokiai užduočiai. Tai toks, plačiai. Kaip tu esi holistinių požiūrių tokia vedina šeimos gydytoja, tai aišku labai faina, kad žinai, tu irgi taip žiūri visumą, ne tik kažkokį vieną simptomą paim, bet man patiko, kad pasakai ir apie žarnyno sveikatą, nes ten apskritai prasideda visa mūsų gerovė ir sako, gydyk žarnyną, viską išsigydysi, ar ne, ir sveikas žarnynas reiškia ir geriau miegam, ir atsparesni apskritai esam, viskam, ir tą patį įtampą, stresą galim geriau pakelti. Aš dar apie perdegimą labai greitai pasakysiu, mano viena draugė labai gerai pati su savo psichologija kalbėdama tokį išryškino įdomų aspektą, kad sako, perdegimas yra tada, kai tau nebeveikia tie dalykai, kurie anksčiau veikdavo. Pavyzdžiui, šokiai, ar ne, kaip tu sakei, ar tai nežinau, jodinėjimas, ten puzlės dėliojimas, ką žmonės veikia, žinai, bet sako, kai tau pradeda neveikti tie atsipalaidavimo ir tokio atsijungimo metodai, kurie anksčiau veikdavo, tai čia jau greičiausiai irgi yra perdegimas. Ir nebeišeina pamiegot, pailsėti, kai nebelieka. Jau atrodo tiek išdirginta ta nervų sistema, kad jau mygtukas atsipalaiduok, nebe atsijungia, perdegi. Tai gerai, tai žiūrėk, pakalbam tada apie produktyvumą, skirtingas jo kryptis, nes man atrodo, irgi, kaip tu sakei, labai žmonės klaidingai supranta, kad produktyvumas yra tiesiog siejamas su darbu. Nuo 8 iki 5 turi būti produktyvus, ar ne, padaryti per ten tas kelias valandas savo darbo dienos, maksimaliai kiek tik gali, gal net daugiau negu gali, užduočių sąrašas niekad nesibaigia, visą laiką nori geriau, greičiau, efektyviau, dar ten kažkaip, žodžiu, toks yra susikoncentravimas, kad produktyvumas labai stipriai yra apie tai ir žmonės kartais iš tikrųjų spaudžia gazą, pamiršdami, kad stabdžius reikia suinstaliuoti ir tada gal mes ir būsim čempionais. Pakalbam apie skirtingus produktyvumo pjūvius, nežinau, tą patį fizinį, emocinį, psichologinį, kaip tu galėtum įvardinti, kokie tie pjūviai yra, kokie jų požymiai ir kuo svarbu rūpintis, turbūt taip skirtingų produktyvumų srityse. Va čia, kad šitas žmogus suvoktų, tai jam truputį reikia atsitraukti, sustoti ir pažiūrėti, kas vyksta. Nes realiai, nežinau, bent jau man einant į mokyklą, tai buvo produktyvumas, geri rezultatai, 10 ir taip toliau. Niekas neklausia, o kaip tu jauteisi, kai mokėsi tam 10 ar tu turi jėgų dar prabėgti ten 3 ratukų stadioną ir panašiai. Tai einant per tos visus lygius, tai fizinis produktyvumas ar žmogus, galų gale net ir tas pats ilgamžiškumas vertinamas pagal žmogaus fizinį pajėgumą, kiek jis gali sugriebti, kokia jo šlaunų raumenų jėga. Tai jeigu žmogus visą gyvenimą sėdi ekspertas, nežinau, programavime, bet sėdimas darbas ir daug produktyvus, jisai ten sukūrė
šimtus ir, nu, čia, aš jau kuriu programų, bet fizinis produktyvumas, o nuo to priklauso, kiek jis gyvens, kaip jis jausis, kiek turės energijos kitą dieną kažką veikti. Emocinis, kiek jis gali atliepti savo poreikius, kitų poreikius. Kažkaip atrodo, kad kai negali pamatuoti, įsivertinti, vat šiandien emociškai aš gaunu 6, nes aš su kolega susipykau, o su vyru gerai sutariu. Nu, gal ir galima atsisės pareflektuoti, bet iš principo, nu, tai irgi produktyvumas, tam tikras gebėjimas bendrauti. Mesgi esam žmogus, tai ne šiaip savo mašina, tai ne ChatGPT, kur užprogramuosi, kad dirbtų, net ir šiaip ChatGPT visai malonus būna dabar jau. Tai tas emocinis produktyvumas, kur sunkiau pamatuoti, bet jis yra svarbus, nes mes biopsichosocialinės būtybės, kuriems reikia bendruomenės, kur galų gale savo išsikeltų tikslų siekimui, gerbūviui reikia bendruomenės, reikia ir emocinio, ir psichologinio, produktyvumo, resurso. Man šiaip aš labai dažnai naudoju žodį resursą žmogui pasakant. Nes jeigu viską išpils, tai nieko nebelieka, tai ir produkto nulis, ir resurso nulis. Taip. Šiaip tai tu, kaip paminėjai, tokia, kad gali, žinai, su savim pareflektuoti ir vertinti savo, nežinau, tos dienos, tarkim, emocinį produktyvumą ar komunikacijos produktyvumą su artimais, su kolegom ir visą kitą, nes iš tikrųjų kartais mes įsidirginam darbe, o namiškiai išsiilgia, o gauna iš mūsų surūktus antakius. Artimiausiai. Taip, ir čia irgi yra produktyvumo dalis, bet šiaip geras pastebėjimas pabandyti įsivertinti save skaliai, nes kai mes įdedam tai skaičius, tada yra truputėlį lengviau suprasti, nuo ko mes iš tikrųjų atsispiriam. Ir irgi gali ten, nežinau, žinai, kaip gali įsivertinti savo ten liūdesio skalę, žinai, džiaugsmo skalę, tu gali įsivertinti ir to tokio, nežinau, sakau, ten komunikacijos su artimaisiais skalę, žinai, kaip tu šiandien performini, nu, koks yra tavo tas pasiekimas šiandien ir kaip tu jautiesi ir o ką gali daryti, kad būtų, nežinau, ne 6, 8, pavyzdžiui, žinai, kas padėtų šitą pasiekti, gal čia irgi yra visai variantas. Nes fizinį produktyvumą, kūno irgi galima pamatuoti. Kiek stiklinių vandens išgėriau? Ar išgėriau tiek, kiek reikia? Ar suvalgiau ten 36 gramus skaidulų? Nu, gerai, kiek kartų valgiau vaisius ir daržovės, gal paprašiau truputėlį. Kiek žingsnių surinkau, nes visai populiaru dabar žmonės Taip, viską sekti programėlėm apskritai dabar populiaru. Gal tik tai, man čia su miego mokslininkė kalbėjau, jinai irgi sako, pernelyg neužsiciklinti, ant tų tik tai duomenų jau tada sekti yra faina, yra verta, nes tu tada supranti trendą, pavyzdžiui, kad tu visą mėnesį neprivalgęs, neprimegojęs, vandens per mažai vartojęs, tai tokį bendrą, tokią tendenciją savo, man atrodo, iš tikrųjų svarbu, bet paskui, kad nepradėtų kelti streso, irgi reikia turbūt mokėti juos įdarbinti, irgi kaip ištekliai, kaip tą patį resursą reikia mokėti darbinti ir tos duomenis, ir jeigu tu įsivertini, ką tu su tuo darai, tada ar ne paskui. Nors, kalbant apie žymėjimąsi, tai gyvensenos specialistas, dietologės, kur bendrauju, pažįstu, tai labai patiko užduotis duodamos klientams, fotografuoti arba užsirašinėti kiekvieną dalyką, kuris eina į burną, ar vanduo, ar saldainis, ar dar kažkas, net pati pabandžiau, apie šitą nepagalvoju, šitą pamiršau, kad suvalgiau ir kiek kartų žmonės, aš tai nevalgau, aš tai jau šito tai tikrai niekada nevalgau. O iš kur pas jūs namuose visas maišas saldainių? Nežinau. Atsiranda rankos pačios parduotuvėje įdeda. Šitas šiaip labai gerai disciplinuoja irgi tas fotografavimas maisto dėl daugybės dalykų, nes tada tu žiūrėk, kad ir pats su savim pradedi gražiau savo ruošti maistą, jeigu tu pradedi jį dokumentuoti, nes būna kartais kitiem mes labai serviruojam, ten stalą visą kitą savo, ten pusiau pervėtų, sako, kad dar kažkas sumeti ir yra, tai gali tiesiog, kai žinai, kad tavo lėkštą pamatys ir kažkas kitas, tai dar disciplinuoja ir savo būti geresniam, gal kažkiek ten, tiek turinio prasme, tiek, nežinau, ta estetinė prasme, kas irgi yra atgaiva žmogui. Taip. Nes jeigu tu, nežinau, ten visą laiką jauti tik tai spaudimą ir paskui turi, nežinau, mažai grožio, net jeigu tas grožis yra estetinis, pavyzdžiui, gyvenant vienai namuose, man čia irgi buvo, tai aš tada suprasdavau, kad ne, tai jeigu aš gyvenu viena ir dirbu iš namų ir kartais būna dienų, kad ten tik pasivaikščioti išeini ir grįžti, kodėl aš tada nesirūpinu savo estetinę tą aplinką, nežinau, ten net išsilyginti marškinėlius, tos paprastus, žinai, su rankovėm, galvoju, išsilyginsiu dėl savęs, nes tiesiog irgi sukuria tą tokį, nežinau, nuotaiką kitą ir tada atsiranda tarsi kompensacija tam įtampai, kurią patiri darbo metu. Taip, man net ir kai dar freelancerių nebūdavo tiek daug, kiek dabar iki COVID-o, draugė pasako, sako, aš
Aš žinau, dirbu iš namų, apsiaunu aukštakulnius, pasidažau, įsisegu auskarus. Žinau, kad su nieko nesiskambinsiu, nieks manęs nematys, bet čia mano ofisas, aš pasipačiu, galvoju, fainai. Šaunuolė, jo, tikrai sunku Jo. tą yra daryti, šiaip tai, kai tu žinai, kad ne, nu, kaip ir neverta, sakykime, tai sunku tą yra daryti, bet šaunuolė, draugai, linkėjimai, draugai. Šaunuolė. Aš tai nežinau, ar tu dažnai šitą klausimą sulauki, bet aš sulaukiu, nes pati su maisto papildais, kaip pasakyti, eksperimentuoju ir ten kombinacijas visokias ten savo dėliausi ir visą kitą. Ir būna žmonės varo ant raudonų apsukų, žodžiu, nestabdo ir sako, ką man gerti. Nu, sako, kokius papildus man gerti. Ar tu gali kaip gydytoja pasakyti, kokius iš tikrųjų klausimus reikia užduoti savo? Kaip su savimi vesti tą pokalbį, galim ir prie tų pačių papildų prieiti vėliau, nes nu, papildai yra turbūt dalykas, kurį verta yra įvesti į savo kasdienybę, bet produktyvumo kontekste ir va to noro, žinai, padaryti kažką tai dar daugiau ir geriau. Koks iš tikrųjų klausimus reikia savo užduoti ir ką daryti atsakiusi tos klausimus? Aš dažnai kaip pavyzdį naudoju stalo arba kėdės alegoriją. Yra 4 kojos, kad laikytųsi tvirtai. Tai jeigu žmogaus sveikatos atžvilgių, produktyvumo, visapusiškai, kas tie 4 dalykai, tai yra mityba, fizinis aktyvumas, streso valdymas ir... Miegas. Taip. Nu tai va, ir ar visi šitie yra subalansuoti, sužiūrėti, jie vienas su kitu susiję. Jeigu nėra miego, galbūt tą dieną norėsis daugiau saldumynų, tada gal fizinis krūvis, jeigu jo irgi nėra, tai neišnaudojami tie energijos gabalėliai ir emocijos gali šokinėti. Bet esmė, 4 kojos. Jeigu viena yra per trumpa, tai kėdė kreiva, stalas kreivas, krenta. Tai reiškia, tie visi papildai bus naudojami to stalo viršūniai palaikyti, kad jinai būtų lygi ir laikytųsi. Tai jeigu O kita vertus, jeigu žmogus palaiko visas 4 kojas, kiek ten stengiasi, kiek gali, čia nėra taip, kad, o Dieve, mes visi tobuli ir žinom, ir visą laiką išeina ir gerai miegoti, ir sportuoti, ir valgyti, ir taip toliau. Ne, bet, nu, tarkim, stengiasi, tai tada tie papildai tik dar prisideda ir pailgina, ir pagerina bendrai ir sveikatą, ir ilgaamžiškumą, ir produktyvumą. Tai pirmas klausimas yra tos visus 4 aspektus. Ar aš miegu 7-8 valandas harmoningai tuo pačiu metu einu miegoti, turiu miego režimą, neprisigeriu kavos, nes miegas miegui nelygų. Miegas gali būti tos pačios 7-8 valandas, bet jos nekokybiškos. Jeigu visą naktį skrandis virškina, rūgštis kyla, miego apnėja, kai oro pritrūksta, knarkia ir panašiai, nu, reikia spręsti problemas. Tada tai vėl klausimas, tai ką aš galiu padaryti, kad šitą koją sutvarkyčiau. Tada mityba. Ar valgomas tikrai tas viso vertis maistas, maistingas, su mikroelementais. Aišku, dabar čia galima ginčytis. Ten visas maistas yra nekokybiškas, pomidorai netokie, kaip buvo prieš 100 metų, vištos netokios. Antibiotikų, taip, čia galima viską, lašiša tik iš fermos, dabar nuodas. Yra tiesos tame visame, mikroelementų ten yra tikrai mažiau negu prieš 100 metų, net ir jeigu mes patys savo darže augintumėm tas pačius bulves, pomidorus, nu, dirva nebe tokia mineralinga, kaip būdavo anksčiau. Taip, bet kita vertus, jeigu klausimas, ar daržovės, vaisiai, maistas namuose darytas, ar greitas maistas, perdirbtas maistas, ten sausainiukai, picos, nežinau, degalinės, užkondukai ir panašiai. Ant saulėgrąžų aliejaus čirškintas ten kažkas tai. Ant 100 kartų to paties. Būtent, ir spurgytę, ir burgeriuks. Taip, ir kodėl aš blogai jaučiuosi, kodėl čia gelbėjimosi ratas ant pilvo ir panašiai. O kodėl nuotaikos nėra, kodėl jėgų nėra, kodėl smegenų rūkas būna pavalgius, o kodėl norisi kavos po pietų. Tai ne tik tai nuo miego kokybės, bet ir bendrai nuo to, kas suvartojama. Jeigu maistas pūna žarnyne, tai vat, vėlgi smegenis apkraunamas. Jeigu žmogus netoleruoja tam tikro produkto, nu, šiais laikais tikrai labai daug žmonių turi celiakiją ir visai pastebiu pacientuose. Celiakija tai kai negali kviečių produkto, gluteno naudoti. Yra ir neceliakinis gluteno netoleravimas, apie kurį irgi kalbama, bet jį šiek tiek gal sunkiau įsivertinti. Aš paprastai pacientams sakau, jeigu jau matau simptomus, ten ir oda, ir nuovargis, ir nevirškinimas, geležies toka, sakau, tai 3 savaitės nenaudokit ir po to bandykit įtraukti ir žiūrėkit, kas vyksta. Nu, pigiausias būdas. Tai, nu, kiek mes daug nežinom.
aš pati alergiška kviečiams ir nors ir žinojau nuo vaikystės, ten darė tą dūrio mėginį, užaugus jisai ten nieks nepasikeitė, valgiau, kol ten nepradėjo bert per visur, tas pačios geležies trūkumas. Tai galvoju, nu va, tai žinai, žmogus ir gyveni su to, emocijos, ar vėlgi tas įsivertinimas galų gale, ar skiriama, ar mokama nubrėžti ribas, kai jas bando peržengti, ar tai būtų kolegos, ar galų gale šeimos nariai, ar skiriama laiko ar patiems artimiausiams žmonėms, laiko savo, pabūti tyliai su knyga. Tai jeigu to nėra, jeigu žmogus visą laiką bėgime, tai vėlgi ta pati nervų sistema disbalansai ir tada visos kitos irgi kenčia. Ir kartu turbūt reikia mokytis stresą kontroliuoti, valdyti savo atsaką į tą stresą, nes mes neišvengsim streso. Stresas reikalingas stresas, tas yra gerasis stresas, mes be jo netobulėtumėm, negyventumėm, galų gale neegzistuotų žmonės, jeigu nebūtų streso. Tai tik tai, kad kaip pasakoju pacientams, sakau, žinokit, mūsų organizmai labai archaiški, ar mes bėgtumėm nuo mamuto, nuo liūto, nuo tigro, ar reikėtų atrašyti piktą laišką, hormonai, viskas išsiskiria tas pats. Tik tai anksčiau žmonės realiai bėgdavo, gindavosi, nosį kažkam duodavo, o čia sėdim ir kunkuliuojam savo sultise. Tai jeigu žmogus neišvaikšto, neišjuda, neišsportuoja, tai tada, ir turim problemą. Ir vėlgi tas pats stresas sukelia cukraus išsiskyrimą iš kepenų, nes reikia energijos, taigi kausimės, taigi bėgsim dabar. Ir fabrikas užsiveda, ne gliukozės, kad tik tai turėtų. Ir dar su maistu gaunam, ir dar saldainiukas, ir dar kavytė, ir to cukraus tiek daug, kad kūnas nebežino, kur jį padėti, ir turim tada sisteminius uždegimus, vėlgi lėtinių ligų daugiau padažnėja. Tai va, ir viskas taip susiję, žiūrėkit, atrodo emocijos, streso valdymas, o atsiremia į galiausiai vėlgi ir mitybą, ir fizinis aktyvumas vienas kitą traukia. Tai grįžtant prie tų papildų, tai jeigu visi šitie momentai balansą, tai tada jau galima vienaip žiūrėti. Jeigu ne balansą, bet žmogus, pavyzdžiui, nežino tiksliai, tai tyrimus reikia darytis. Tie patys geležies atsargos, paprastas bendras kraujo tyrimas irgi nemažai duoda informacijos ir B grupės vitaminų kiekį, ir geležies, aišku, nespecifiškai labai, ne taip tiksliai, kaip jeigu atskirai darant, bet galima, feritinas dabar, pavyzdžiui, kompensuojamas, jeigu yra žmogui deficitas, ar ne? Taip, arba yra simptomai, gali nežinot, ar yra ar nėra. Skydliaukės veikla, galų gale nuo jos irgi priklauso, ar mes turim jėgų, energijos, ar neturim. Ir jeigu, tarkim, skydliaukės hormonai, normos ribose pagal aparatą, bet optimali riba, nepatenka optimalų, vėlgi galima padėti papildais, ne vaistais, o dar papildais, kaip selenas. Vitamino D trūkumas irgi turi įtakos energijai ir panašiai. Omega 3 galų gale mes negaunam su maistu, o jis kaip bazinis elementas mūsų struktūriniam vienetui ląsteliai. Tai anksčiaugi tai būdavo santykis ten prieš 100 metų omega 3, kas yra mažinantis uždegimą, ir omega 6, kas skatina, ko reikėjo, nes reikia, kad užpuliotų žaizda, kai susižeidi, kad pašalintų svetimkūnis, dabar mums to nebereikia. Ir mes šiaip su maistu labai daug gaunam. Tai o omega 3 negaunam, tai toksai šitą galima irgi pasimatuoti. Tai daug tokių dalykų įsivertinus, pasižiūrės jau bazę pagrindų, tų papildų galima. Galų gale skaidulos irgi būtina, jeigu žmogus nevalgo vaisių daržovių, tai negaus nei skaidulų, nei mikroelementų, ir tada irgi turim, ką turim. Tai jeigu taip dėliojant pagal papildus, pavyzdžiui, man asmeniškai norėtų susakyti, tai pirmą išsitirkit ir tada žinosit ir tada naudosit. O omega 3-6 balansą tirtis rekomenduotum ar ne? Apskritai, kaip startinį tašką, nes tu minėjai bendrą kraujo tyrimą, nežinau. Aš šitą turiuosi, aš visai rekomenduoju ir tai kartu visai padeda žmonėms iš tos pusės, kad tai aš geriu kažką, bet aš žinau, kaip tam būna, aš tas geriu, tai guli lentynoje papildo, geras, negeras, guli nieks negeria, tai taip, čia linkėjimai mano mamai, kur aš irgi tenais būna sustatau, nuvežu ir sako, jo, tai šitą po 2 mėnesių, kai pabaigsiu kažkurį kitą, sakau, kai kurios kombinacijai reikia gerti, sako, nedaryk šitaip, jo. Taip, tai šitas visai verta tokiam realybė ir apskritai tyrimai visai duoda žmonėms tokį kaip šaltą dušą dažnai netgi, kuris įsivaizduoja, kad viskas čia man gerai, aš čia puikiai jaučiuosi ir tada
žiūrėkit, ir tą turim, ir aną turim, ir ten, o kodėl žylot anksčiau, tai žiūrėkit, ir geležies, ir vario, ir cinko mažai, ar ten plaukai slenka ir panašiai. Nu, vat, visokius šitus vat, momentus susižiūrėjus, tai galima labai pagerinti būklę. Tai savo atveju, kaip mano gyvenime buvo, tai norėčiau sakyti, kad va, pradėjau staiga taisyklingai maitintis ir iš karto energijos atsirado daugiau. Buvo šiek tiek atvirkščiai, va, žiūriu, geležies trūksta, nu, reikėjo pasikelti. Omega 3, tai iš viso didelis disbalansas, kur, ašgi sveikai valgau, nevalgau, čia nei McDonald'ose, nei nieko, iš kur čia toksai skaičius. Ir smagu, ir mano pacientės, kai kurios atsiliepia, kas, pavyzdžiui, endometriozę turi, kad skausmai sumažėja, tai, nu, kaip ir tiesioginės tos priežasties, o ten ar kažkokią randėjančią audinį mes gal ir nepašalinam, bet duodam kūno medžiagų, kad jis pats su to kovotų. Tai vat šitie dalykai. Tada vitaminas D, tai jau pagal rezultatus, reikia, nereikia, selenas, vertinant skydliaukės veiklą, cinkas, varis ir panašiai, nu, mikroelementai. Tada einant, pavyzdžiui, prie ilgamžiškumo papildų arba irgi labai dažna situacija, mano gan mėgstamas papildas yra berberinas. O, turim čia ir berberiną. Aha, pirmyn. Nes insulino rezistenciją galima pamatuoti. Insulino, alkio insulinas, gliukozė nevalgius, arba, na, aš dar su technologijom dirbu, ten per kitus parametrus parodo. Bet vienoje knygoje išskaičiau labai juokingai, jeigu žmogus nenėščias ir einant link sienos atsitrenkia pirmą pilvukas, tai tikėtina, kad yra insulino rezistencija, net ir be tyrimų. Ir sakyt, nu, va, gal metforminą panaudokit, kas, tarp kitko, buvo vienas iš kelrodžių, nu, toks pirmas vaistas, kuris ilgamžiškumui, nes tyrimai rodo, kad va, žmonės ilgai gyvena. Aišku, tas tyrimai rodo, tai tyrimai prieš tai parodė, kad maisto deficitas irgi duoda papildomų metų. Gerai, bet grįžtant prie berberino, tai jisai augalinė alternatyva metforminui, mažiau šalutinių poveikių ir dažnai žmonės visai linkę susijimti su dieta ir įtraukti papildą, kad, aišku, nes motyvacija didesnė, svoris nukris, nu, reikia pamotyvuoti, jeigu pasakysiu, jūsų kraujo rodikliai pagerės, turėsit mažiau smegenų rūko, okei, bet svoris nukris, šitas Taip, labai. O galiu klausimą suveikia. užduoti, nes vat irgi mes čia kalbam apie gliukozės kontrolę, nu, apie berberiną, Taip. ne gliukozės kontrolę, tai natūralų viršsvoris irgi tada yra šitoj pačioj kategorijai, turint pakilusius cholesterolio rodiklius, berberinas irgi yra kaip vienas iš papildų, kuris yra patartinas vartoti. Taip, nes o kodėl kyla cholesterolis? Tai ne tik tai, kad riebalo Uždegiminiai žmogus procesai, valgo, ar ne? uždegiminiai procesai, plus kas vyksta su cukrum, su gliukozės molekulė organizme. Stresas, mityba, jo daug, oksidacija, bet plus mes nekaupiam gliukozės, jinai transformuojasi Į riebalą. į riebalą. Ir tas riebalas, tai dar gal ir nieko, jeigu kaupiasi ant pilvelio, ant klubo ar kažkur, tai negu kraujagyslių sienelėse. Tai jeigu taip nori žmogus natūraliai arba dievagojasi, kad laikysis visų gyvenimo būdo rekomendacijos, šiaip esu labai linkusi duoti jiems laisvę, nu, ta prasme, Koreguoti per maisto. taip, nes man rodos, tai yra didesnis pliusas negu, tai viskas dabar gersi vaistus iki gyvenimo galo, nes na, aš netikiu, kad tu gali susijimti. Aš 100% pritariu šitam, nes ir net irgi man patiko, dabar galvoju, kokio čia knygoje, metabolik, neatsimenu, žodžiu, įmesiu į šito YouTube video aprašymą knygą. Labai gerai buvo autorius parašė tokią frazę, sako, mes negalim gydyti vaistais tų ligų, kurios buvo sukeltos gyvenimo būdų, kad pat šitas ligas reikia gyvenimo būdų ir gydyti. Ir ten buvo, nu, irgi krūva lėtinių ligų, skaitant ir tą patį atsparumą insulinų, nu, aišku, jeigu jis nėra, nu, čia antro tipo diabetas, tas, tai, žodžiu, irgi labai gera frazė, kad, nu, tu gali visą laiką kaip užmaskuoti, kažką kontroliuoti vaistais, tai yra tam tikras kontrolės dėmuo tame yra ir tai veikia ir tyrimai tą rodo. Bet realiai ilgalaikis sprendimas dažniausiai yra tik tai gyvenimo būdo pokyčiai, ar ne? Taip, na, šitą vietą turbūt būsiu nepopuliari iš medikų, nes mano noras yra ir tikslas, kad žmogus keistųsi gyvenimo būdą. Aišku, aš negaliu kontroliuoti, čia turi būti jo paties pasirinkimas ir suprantu specialistus, kurie laikosi gairių ir, nu, tyrimas toks, rezultatas toks, gerk vaistą tokį. Bet ta mano nepopuliari nuomonė, kad šiuolaikinė medicina tobula, kai reikia staigiai spręsti problemą, kai reikia, nežinau, operuoti, gelbėti, nežinau, infekciją didelę, staigiai reaguojam, bakterinį ir panašiai.
fantastika. Bet kalbant apie ilgalaikius, tos lėtinius pokyčius, tai kiek yra tų tyrimų, kurie rodo ir kitus tos šalutinius poveikius, to paties, pavyzdžiui, cholesterolį mažinantis vaistas, labai gerai, galbūt tų insultų, infarktų rizika mažesnė, bet polinkis gali atsirasti cukrinis diabetas, pavyzdžiui, arba jau čia jau taip tiesiogiai nieks nešneka, bet ko dar šiais laikais daugėja? Daugėja Alzheimerio, kognityvinės funkcijos sutrikimų, pažintinių ir panašiai. O smegenų ląstelės, kas jas sudaro? Dauguma cholesterolis, pagrindinė medžiaga, riebalas. Ir jeigu mes sumažinam to riebalo, reikia tiesiog, mano nuomonė, reikia labai atidžiai pasirinkti, ką mes mažinam ir kokiais kiekiais ir iki kiek, kad ne visiems. Galų gale moteris, pavyzdžiui, estrogenų sintezį, dėl osteoporozės, dėl kaulų lūžių irgi reikia labai atidžiai, o ne kaip štampovkė visuomenų, ir čia jau galima eiti dar giliau į mišką, kad tyrimai vis tiek daromi daugiausiai su vyrais ir panašiai. Tai supratau, žodžiu, Agnė, tik užvesk, užkabink kokią tenelę ir važiuoja tą traukinį. Ir nuvažiuoja. Jo, aš jau jaučiu, jau tik rudenas, ten tas sniego gniužta, tik greičiau. Bet žinai, Agnė, kaip gera yra tave girdėti, nes teisingai tu sakai. Gydytojai, jie bijo iš tikrųjų rekomenduoti gyvenimo būdo pokyčius, nes gydytojas gydo. Ta prasme, taip, toks yra tokia profesijos pavadinima ir iš tikrųjų, jeigu gydytojas rekomenduos gyvenimo būdo pokyčius, kuriuos pacientas interpretuos arba taikys netinkamai, tai paskui gydytojas skaitysis nugydęs arba kažkaip pakenkęs. Tai jo, šitą suprantu, bet labai gera yra girdėti tave, kaip gydytoja, kuri nori sakyti, žiūrėk, yra tavo visas gyvenimas čia, vaistai gali būti pagalbiniai ratukai, dar gali būti papildomas, bet žiūrėk, šaknis yra čia, ar pabandom dirbti su šaknim. Aš noriu dar vieną padaryti reklaminį intarpą, nes tu užsikabinai už berberino, aš iš karto sureagavau, kad nesiturim čia. Nes šito podcast'o rėmėjas yra LSL, tu pati žinai, nes tu padedi jiem vystyti formulės, ar ne, ir LSL, jie apskritai, čia žiūrovam pasakysiu, turi Lietuvoje, tai yra prekės ženklas, kuris turi didžiausią Lietuvoje gaminamą ilgaamžiškumo papildų visą selekciją, kolekciją ir asortimentą. Ir taip, didelis fokusas asortimento yra nukreiptas į senėjimo procesų lėtinimą, uždegimiškumo mažinimą, į ląstelių atsinaujinimą, į energijos palaikymą ir visą kitą. Bet yra ir tokių, sakykime, standartinių papildų, kai aš ant stalo paprašiau, kad duotų kolageno, nes aš pati jūrinį kolageną vartoju ir man patiko, čia buvo tas kolagenas, kuris jūrinis, milteliais kolagenas ir jis neturi žuvų kvapo, kas man buvo, kaip taip gali būti, aš pirmą kartą išsimaišiau ir galvoju, kaip taip gali būti, jis nuostabiai ištirps, visą kitą ir nėra, nes tikrai su kitais jūriniais aš pastebėdavau, kad būdavo, kad reikia labai susikaupti, šis tikrai yra labai gerai išdirbtas, bet šitoj temai, kurioje mes kalbam, aš paprašiau, kad mum įdėtų 2 magnius, vieną L-trionatą ir vieną bisglicinatą. Aš L-trionatą, pavyzdžiui, pasakysiu, tu man gali pasakyti, ar gerai darau. Aš bisglicinatą geriau vakare prieš miegą, nerviniai sistemai palaikyti, kad geriau atsipalaiduočiau, geriau miegočiau ir pabūščiau geriau išsimiegojusiu, o L-trionatą aš geriau tik pas mane didesnė tokia pakuotė, tokia vidutinė, aš geriau iš ryto, kad smegenis, žodžiu, geriau B, magnio L-trionatą ir dar truputėlį galėsiu pasidalinti, ką dar geriau, bet žodžiu, aš jį geriau iš ryto, kad jisai man truputėlį padėtų kognityviniam funkcijom ir kad jau aš ten jau būčiau raketa ryte. Ar teisingai darau, ar iš principo nėra skirtumo, kada kurį gerti? Yra logikos tame, ką papasakai, bet aš taip, magnio L-trionatas, jis labai gerai praeina smegenų barjerą, tai tam pačiam miegui jis irgi labai gerai padeda atsipalaidavimui ir panašiai, net yra rekomendacijose, kad 30 minučių iki miego magnio L-trionatą naudoti. Super, pabandysiu. Nes bisglicinatas irgi tinka. Su bisglicinatu yra daugiau tyrimų padaryta, žmonės jį labiau pažįsta, bet magnio L-trionatas vien dėl to, kad jis labai gerai praeina kraujo ir smegenų skysčio barjerą ir tas kognityvinės funkcijas labiau veikia, nes iš principo apie magnius, apie visus taip kalbame, kad jau sunku susikaupti, esi studentas, gerk magnį. Tai L-trionatas, ta naujojo tas junginys, dar geriau praeina, pažintinės funkcijos gerėja ir tas pats ir nerimas, ir miegas, ir panašiai. Tai gražu tas paskirstimas rytas vakaras. Aš turbūt
kadangi pati turbūt tingėčiau taip žaisti, tai pasirinkčiau to vieną, kurio man reikia labiau ir vieną naudočiau. Aha, tu tingėtum taip žaisti. Man patiko šitas sąsajoje su to, ką mes kalbėjom prieš tai, kad reikia savo rūpešio, žinai, skirti tą visą dieną. Tai aš stengiuosi netingėti, va tos, žinai, savo vidinės gerovės ir tokios sveikatos labai stengiuosi netingėti šitoje vietoje, nes galvoju, pala niekas kitas už mane, žinai, nepadarys. Tai už tai aš jos taip susidėjus. Čia, žinai, čia nei kritika, nei ką, bet tiesiog, žinai, aš taip savo, žinai, susidėliojus dalykus ir galvoju, kartais, nežinau, kokį užsidedu priminimą laikrodžio, kad ten suvibruotų, žinai, kad ten... Bet labai gerai, šiaip labai šaunu, aš irgi turiu tokių pacientų, kur aš apšalus, kaip jie sąžininkai, viską, ką surašau, viską minučių tikslumu ir galvoju. Šaunuoliai, taip. Aš jau tai pasidalinsiu, irgi, ką dar esu atradusi, tai tokį, sakykim, nežinau, čia vat, į tą pačią temą, kur aš tau sakiau, kur žmonės klausia, ką gerti. Aš pati tai esu atradusi įvairias kombinacijas. Pavyzdžiui, aš pastebiu, kad iš ryto, jeigu irgi reikia truputėlį pastiprinti, žodžiu, aštrumą protą, nežinau, ten, pristatinėti kažką, susitikimą, ten kokį skambutį rimtą labai turėti, tai aš kartais išgeriu kokius 200 mg kininio ženšenio, ten būna jie paprastai atminčiai, ten dažnai būna tie skirti, bet šitas, tai kaip tarsi jis mano išimtų kas smegenis ir įdėtų Ferrari smegenis, va, būna jausmas panašus, jo, arba ten pamiksuoju juos dar su funkciniais grybais, kokiu Lion's Mane'u, arba būna sukombinuoju B6 su acetilalkarnitinu ir irgi tokį išgeriu, tokią dozę iš ryto ir tik žiūriu, kad ten laikas per lėtai eina mano mintim, aš labai greitai dirbu ir čia tada būna tas, žinai, kur būna žmonės sako, per mažai laiko padaryti daug, tai man tas užeina efektas, kad dar tik 10, o aš jau ir tą, ir kitą, ir ketvirtą, žinai, tai... Bet čia tokia mano, žinai, nes aš linkus esu eksperimentuoti ir, žinai, tada fiksuoju, ten, žinai, kokią savaitę, 2, paskui irgi žiūriu, keičiu kažkokius dalykus, tokius mikro, įskaitant ir papildus, ir ten, žinai, mitybos režimą, ir visą kitą, ir tada irgi žiūriu, aha, jeigu tenais, žinai, ant tuščio skrandžio, ten, žinai, toks ir toks papildas, ir ten, žinai, paskui dar, pavyzdžiui, maistą, kuris yra irgi, nežinau, turtingas, ten, aš MCT, pavyzdžiui, aliejų, žinai, mėgstu, kur irgi, žinai, staigiai labai konvertuojasi į protinę energiją, į visą energiją, bet į protinę irgi. Tai net ir prieš šitą podcastą, tai kaip greitai kalbu, tai irgi, žinai, išgeriau. Tai va, tai aš taip kažkaip, žinai, tokias asmeninės kombinacijas atrandu, nes suprantu, kad universalių tiesų turbūt apskritai irgi nėra ir reikia viską, žinai, galų gali eksperimentuoti ir va žiūrėti, žinai, kaip tu su konkrečiais, nežinau, papildais ar maistu ir dar kažko tai draugauji, nes va, tu paminėjai glitimo ten netoleravimą, tiek, nežinau, ten celiakinį, tiek neceliakinį ir jo, kartais užtenka klausyti savo kūno ir bandyti tiesiog atrasti, po kokio maisto tu kaip jautiesi ir po kokio maisto tu kaip miegi, arba po kokio maisto tu būni dirglesnis, nes tas pats, nežinau, cukringas maistas, perdirbtas, jisai dažnai ir dirglumą žmonėms sukuria, kas sako, aš esu, neatsparus ir mane iš kantrybės išveda viskas. Tai kartais nuo gliukozės šuolių šitas irgi priklauso. Taip, vienareikšmiškai. Ir labai gerai matosi stebint vaikus. Teisingai, taip, jo, stebint vaikus. Gerai, dabar grįžtam truputėlį į mūsų šitą produktyvumo temą. Aš, žinai, dar galvoju, tas dabar yra toks tas didelis sveikatinimosi bumas ir aš tavęs irgi paklausiu, kaip, žinai, tas produktyvumas, jis irgi turi būti balansė, nes jis nėra tik tai tas profesinis produktyvumas ir visoks. Ir, pavyzdžiui, žmogus dabar sako, dabar jau aš čia gyvensiu sveikai, dabar noriu nubėgti maratoną, žinai. Tai, va, darbe vis dar noriu siekti tam tų tikslų, nemažint, bet dar noriu nubėgti maratoną. Ar nežinau, ten, susigalvoju, aš man kitų tikslų, ten, nežinau, 15 kilų mest. Pradedam nuo maratono. Kaip šitus dalykus suderinti, nežinau, būti savo švelniam gal ir kaip keisti, tos, žinai, iš sėdimo gyvenimo į aktyvų gyvenimą, ar maratonas iš vis yra sprendimas, žinai, pasidalink savo perspektyvą. Nes aš pastebiu, kad žmonės kartais taip linkęs kaip kirviu nukirs savo gyvenimą ir dabar staiga būti kažkokiu kitu žmogum. Labai nedidelis procentas žmonių, kurie iš tikrųjų gali tai padaryti, pasako ir padaro. Tikrai nedaug. Nebent, pavyzdžiui, pusmaratonį bėgu ir sako, aš dabar bėgsiu maratoną, fantastika, labai gerai. Bet daugumai žmonių jie užsikelia tikslus, eisiu, kad ir po 15 minučių per dieną, kas kaip ir nėra labai didelis tikslas, bet jeigu yra didelis antsvoris, visos kitos sveikatos būklės, tai tas žmogus išeis 5 minutėm ir kitą dieną jau viskas skauda. Sausio 1 išeis 5 minutėm. Arba sausio 1 išeis. Tai
Tokių šiek tiek prisibijau. Esu turėjus pavyzdžių tikrai, kur gavo tyrimų rezultatų, sako, viskas metu rūkyt, metu gerti ir ten sportuoju. Ir taip ir padarė. Ir galvoju, nes čia tai tikrai sunku priklausomybės ir yra reikalų atsisakyti. O įpročius formuoti, tai labai reikia nuoseklumo. Jeigu žmogus, vėlgi, jeigu neturi resurso, nėra kažkokių tai bazinių dalykų, energijos bendrai nėra ir tai lėtiniai uždegimai užsisukę, tai tas jo užsibrėžimas bus kokia dienos 2 ir po to viskas iškris, ypač jeigu labai daug. Ir bėgu, ir neskrolinu, ir valgau gerai ir taip toliau. Tai šito atveju labai svarbu tos smart, tos protingus tikslus išsikelti, specifiškus, pavyzdžiui, kasdien nueisiu, nežinau, 10 minučių išeisiu aplink namą pasivaikščioti su šunim, su dukra, su kuo nori. Tada, kad būtų pamatuojama ir kad galima būtų išmatuoti kasdien arba ten, nežinau, kartą į savaitę nueisiu į baseiną paplaukioti, ar ten kasdien išgersiu po stiklinę vandens tik atsikėlęs. Ir tarp kitko, kalbant apie vandenį, tai labai dažnai būna rekomendacija, tiesiog pradėkit gerti vandenį. 3 savaitės nieko daugiau jums neduoda užduočių, geriam vandenį. Ir tikrai yra tokių stebuklų istorijų buvo, kai čia gerai, čia gal ne mano istorija, bet kolegos iš Norvegijos pavyzdys, kur atvažiavo moteris neįgaliojo vežimėlyje ir sakom, ponė, jums reikia gerti vandenį. Ir kita sveikatos įvertinimų jau atėjo pati. Negaliu patikėti. Turim tai. Taip, ten iki tokių kuriozų, kur irgi pasako, kad geria vietoj vandens šampaną, pavyzdžiui. Opa, o galima taip? Taigi yra net anekdotas, Vavytė, ką čia turit ant lentynos? Tai čia sako, užpiltinė su pelynu nuo skrandžio, čia užpiltinė tokia, užpiltinė anokia. Sako, o vandenį geriat? Tokia baisia liga dar nesirgau, kad vandenį reikėtų gerti. Tai... Visą dieną ir turi po šotuką savo. Okay. Jo, vanduo, šiaip geras patarimas, teisingai taip. Nes užsimiršta tikrai ir kai paklausiu žmogus, kiek išgeri? Gal pusę buteliuko, toks 500 ml stiklinė. Gerai, jeigu ten kažkaip kitaip tie skysčiai, tai sriubos, bent jau kažkas. Bent jau, nes kitais atvejais būna, pavyzdžiui, kava, tai čia nesiskaito, čia minus. Minus. Jūsų kiekvienu kavos puodeliu reikia po ekstra stiklinę išgerti, tiesa? Aš sakau po 2. Po 2 gerai gersiu nuo šiol, aš kavos beveik negeriu, kokį kartą į savaitę išgeriu, bet gerai po 2 dabar varysiu viršus. Tai kalbant apie tos tiklus, tai vėlgi specifiniai, pamatuojami, kad būtų aktualūs tam žmogui, kad, o kodėl aš tą darau? Jeigu man vienodai, kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi, kad nugyvensiu, nenugyvensiu, tai turi būti, kad jam būtų svarbu, kad būtų aktualu ir duoti laiko rėmus. Ne sausio 1, ne vieną dieną, ne nuo kitos savaitės, bet dabar nuo šiandien 3 savaitės, aš nežinau, darau eksperimentą, nevalgau kviečių ir pieno produktų, pavyzdžiui, arba tik tai vieno produkto, arba sportuoju. Tada yra kiti pavyzdžiai iš atominių įpročių, kur labai gražiai knygos autorius apibūdino, kaip vėlgi tą įprotį suformuoti. Sako, 21 dieną, kitur 6 savaitės įpročiui naujam atsirasti. Bet jeigu žmogus užsibrėžia, aš einu į sporto klubą kasdien, tai net jeigu atsikėlė, man viskas skauda, šiandien tikrai neisiu, bent jau atsisėsti mašiną, nuvažiuoti prie sporto klubo ir grįžti. Netgi iki tiek tokie juokingi pavyzdžiai, kad bent jau vieną dieną atsisėsti mašiną su visais rūbais paruoštais, ar ten nuvažiuoti ir po to bus, kvaila atvažiavau ir net neužeisiu. Tada bent jau užeiti, nežinau, ant kilimėlio pasidėti, paskrolinti telefoną. Čia negeras pavyzdys, bet bent jau toksai po truputį, arba ten, jeigu per metus aš perskaitysiu ten 300 knygų, bet šiandien perskaičiau lygiai 2 sakinius. Kasdien po lapą ir tu žmogus per metus 365 puslapius perskaitys, o po lapą taigi nesunku paskaityti. Tai mažiukai žingsniukais į priekį, baby steps, tipu. Ir tokiu būdu yra formuojamas įprotis, ar gerai suprantu? Taip sakoma. Aš manau, kad tai yra geriau negu šiandien viskas. Kasdien po valandą bėgu miške, 3 dienas pabėgu, 4 jau viskas skauda. Gali sakyti, šiandien aš užsidėsiu sportinę aprangą. Ir tai bus labai gerai. Ne, šiaip iš tikrųjų, Agnė, jokios jokiais, bet aš dabar kitų pasakai tai prisiminiau, kad iš tiesų man irgi būna tokių rytų, kai aš žinau, kad reikia pasportuoti, nes daugiau dienoje nespėsiu, reikia dabar.
Ir šiaip turbūt neįčiau, bet aš priverčiu save užsidėti aprangą, o jau tikrai, kai užsidedi, tai negi durnai dabar nusiminėsi tą aprangą, aš tada einu ir pasportuoju. Ir čia yra mano triukas pačiai prieš save, taip, haha, apgavau, o dabar eini sportuoti, žinai. Taip, arba dar pririšti tą įprotį prie kito įpročio. Žmonės dažniausiai išsivalo dantis rytais. Tai jeigu mes turėsim stiklinę vandens šalia dantų šepetėlių, tai gal tikėtina, kad jis išgers tą stiklinę. Tai jau turi įprotį prie kito, nes jeigu kažkur tai plaukioja ore, tas užsibrėžtas tikslas, arba, pavyzdžiui, žinai, kad turėsi tik tai rytą pasportuoti ir daugiau ne, tai tada jau logiškai, kad vakare nebus. Tai prie kažko tai pririš, ką žmogus ir taip daro. Arba... O ką daryti su užkandžiavimu? Žinai, būna žmonėm problema, vieniem, pavyzdžiui, darbo metu sako, aš turiu kažką graužti, kai ten Excelį spaudžiu, arba kiti žmonės sako, aš grįžtu namo, pavalgau vakarienę ir paskui man labai norisi kažką graužti vakare prieš miegą lovo ir riešutukus dešrytę ar kažką tai, žinai. Ir čia yra irgi vienas iš įpročių, aš suprantu, kad ten, žinai, tie kreivingai, čia vėl galima žiūrėti žarnynai, dar kažką, tai ten, žinai, nežinau, streso lygius ir visa kita. Bet įprotį užkandžiauti, pavyzdžiui, dienos metu, kaip jį panaikinti arba kaip išsiugdyti kitą, ar įmanoma tai daryti naudojant tą metodą, kur tu ką tik pasakei, nežinau, kur sąsajas naujas ar kažkokias, kaip va šitą, pavyzdžiui, keis. Nes čia gan dažna problema tas užkandžiavimas, žinau. Jo, čia tokia kompleksinis, nes ką jis simbolizuoja, ar tai emocinis, kažkoks tai prisipildau save meilės ar kažko tai, galų gale, gal, nežinau, kiti rūko, irgi kažkoks tai burna, ranka, judesys. Tada sakoma, kad kai žandikaulis dirba, kai kramto morkas, kažką kieto, vienas iš būdų, kaip pašalinti stresą. Ir nežinau, ar čia teisingai su ta statistika, bet teoriškai turėtų būti, kad ir tokie žmonės dantim griežia mažiau, nes jie išleidžia, nes kitaip būna naktį irgi tas griežimas gan dažna problema ir įtampa, ir po to galvos skausmai ir panašiai. Tai tam tikru atžvilgiu tas graužimas nėra toks ir blogas, tik tai reikėtų pamodeliuoti, o kas, ar ten yra šutukai įvinioti į prieskonius su gliutamatais, ar ten yra morka, pavyzdžiui, Tai gali tiesiog vieną užkandį keisti, kuris būtų palankesnis, pavyzdžiui, turėtų daugiau skaidulų, vandens, jo, galima būtų šitaip, manau, būtų geriau. Ar ten kokį Granny Smith rūgštų obuoliuką su skiltelėm, ane? Gerai, o pavyzdžiui, jeigu žmogus nori geriau išsimiegoti, kokie įpročiai galėtų, kokiais žingsniais galėtumėm šitą įprotį geriau? Ne, miegas nėra įprotis. Miegas yra būtinybė, kaip gerai išsimiegoti. Taip, aš turiu blogą įprotį, nemiegoti, neįprotis tai gerai, bet grįžtant prie miego, jeigu žmogus irgi nori turėti kaip tikslą, gerai išsimiegoti, iš ko tai susideda, ką reikėtų daryti, nežinau, viską gali, man nesvarbu, ar čia per papildus ar ne per papildus, bet... Tai pradžiai iš pasirinkimų, tai reguliarumas. Eiti tuo pačiu metu miegoti ir keltis tuo pačiu metu miegoti. Ir netgi visai naudinga žadintuvą statytis iš vakaro, o ne iš ryto. Ta prasme, iš vakaro, kad dabar nuskamba žadintuvas, aš einu gultis. Okay. Nes iš ryto, kai skamba žadintuvas, siejama irgi su kortizolio šuoliais, su streso hormono šuoliais. Ypač jeigu žmogus spaudžia daug kartų snūs, tai jis jau ir iš ryto, dar neišlipęs iš lovos, jau patyrė nemažai streso. Ir tai atsiliepia ir cukraus apykaitą, ir visai energijai visą dieną. Yes. Tai va, toks momentas. Ir svarbu vakare nespausti snūs, nes žiūriu Netflixą. Svarbu eiti miegoti, žadintuvas nuskambėjo. Čia šiandien ne žadintuvas, o migdintuvas. Migdintuvas. Gerai, taip, toliau. Labai geras patarimas, pirmą kartą tokį girdžiu ašių. Taip, migdintuvą turėti. Nevalgyti 3 valandas iki miego ir valandą negerti skysčių. Čia dažniausiai šita rekomendacija tiems, kas turi refliuksą, bet ir bendrai, kad skrandis spėtų susivirškinti, kad visą naktį nebūtų virškinimo procesai, tada ir širdis atsipalaiduoja, visas kūnas labiau pailsi ir miegas būna kokybiškesnis. Tada nenaudoti ekranų, kiek įmanoma ilgiau, bet bent jau valandą laiko iki miego. Patalpos turėtų būti gerai išvėdintos, tamsios, kad nebūtų dirgiklių, garsų, šviesų, diskotekų ir panašiai. Alkoholis, kai kurie žmonės sako, oi, aš čia išgeriu taurelį ir iškart atsipalaiduoju ir einu miegoti. Ne, kokybė miego prastėja nuo to. Tai čia nėra sprendimas. Jokių tonizuojančių gėrimų antroji dienos pusėje. Ir netgi esu radus straipsnių, kad kavos naudojimas bendrai paėmus, kad ir iš ryto turi įtakos miego kokybei bendrai. Tai
Liudiju, taip, liudiju. Net ir rytinis, jeigu ryte galvoju, čia nieko, 10 ryto, pavyzdžiui, kur nors ten susitikime, sako, norit kavos? Noriu. Ir tada tikrai aš kitą naktį miegu prašiau, nes miego kokybė atsiliepia. Aš užmiegu, bet miego kokybė atsiliepia net ir rytinė kava. Tai už tai aš jas ten taip esu užmaž, nes miegas yra prioritetas. Tęskit toliau, atsiprašau, tave vėl pertraukiau. Taip, tai čia tokia esminė, kas irgi turi įtakos, tai žmogus tą dieną turėjo fizinės veiklos, nes tada irgi lengviau atsipalaiduoti, galima lengvus tempimo pratimus vakare daryti, ne prieš pat miegą, bet, taip į vakaro pusę, prietemos daugiau, kad būtų namuose, ne operacinės šviesos visur įjungtos, ir turėti ritualą. Nežinau, dušas, kažkoks tai kremas, gal kažkokie kvapai ir jau kūnas pasiruošinėja, jau po truputį įeina tai, kad mes tuoj miegosim. Kalbant apie papildus, tai tas pats mūsų apkalbėtas magnis, LSL turi dar apigeniną, kuris irgi miego kokybei turi įtakos. Galų gale, jeigu visi kiti dalykai balansė, vitaminas D, geležies atsargos, miego kokybė irgi geresnė, irgi nuo to priklauso. Tai jeigu taip pat iš dar papildomų įrankių, kas galėtų padėti. Gerai, ir šitaip pamažu ugdytis įpročius, kurie tampa įpročiais ir paskui rezultate mes turim geresnį miegą. Tada kažkaip taip išeina, ar ne? O turim geresnį miegą, tada produktyvumas vėl kyla į viršų. Man žinai, kas buvo įdomu, kai tu užsiminei, kad mes virškiname, rest and digest, ne, ten tas sako, ne, kad mes virškiname tik tai tada, kai esame nestresinėje atsipalaidavimo būsenoje ir tai reiškia, kad ir maistinės medžiagos, tai tada įsisavinamos ir visą, kad čia vėl tada ir maistas, kuris realiai vienintelis yra maistinių medžiagų šaltinis apskritai, ir papildai, ir tik tai tada jie iš tikrųjų turi vertę, kai mes stresą kontroliuojam, ar ne? Gerai šitą supratau. Taip, čia dabar skamba tas kontroliavimas, čia rimtas darbas, kaip čia padaryti. Tai kai kalbėjom apie maistą, kad gražiai patiekti, tai galų gale, kai žmogus daro maistą pats, jis jau įsieina į būseną, kad, čia mes valgysim akis, žiūriu, jau truputėlį užsikūrė skrandis, jau bėgu ir skubu, nes tokiu atveju, kai žmogus pats darosi, įsideda į lėkštą, o ne prabėgau pro kioskelį, pasiėmiau, važiuodamas suvalgiau ir dar tuo metu kalbėjau su klientais, ten kolegom ir panašiai, tai taip tai netinka. Galų gale valgant malonios temos prie stalo, kai kramtau nešneku, sukramtyti gerai reikia, nes irgi tada geriau pasisavina maistas. Ir galų gale, jeigu, tarkim, vis tiek nespėjau pasigaminti, ar ten į namus atvežė, ar kažkur tai restorane, bet įtampa yra, tai apgauti reikia savo kūną, giliai pakvėpuoti, tuo metu irgi įsijungia parasimpatinę nervų sistemą. Paprasčiausias pratimas gali būti įkvėpti per 5 sekundės, iškvėpti per 5 sekundės minutę laiko. Arba galima trikampiuką įkvėpiu, iškvėpiu, sulaikau. Arba kitoks trikampiukas įkvėpiu, sulaikau, iškvėpiu. Arba galima kvadratėlį, kur įkvėpiu, sulaikau, iškvėpiu, sulaikau. Tam tikrą savo nuspręstą laiką, 5 sekundės, arba ten 4, 6, 7 sekundės. Įkvėpti, sulaikyti, iškvėpti. Ir jau kūnas persijungia. Čia tas vadinamasis nervas klajoklis, kuris jo dėka, parasimpatinė sistema veikia, jo dėka mažėja pulsas, geriau jaučiamės ir galima pradėti maisto virškinimo procesus. Iš tikrųjų, kvėpavimas nuostabus įrankis, galim reguliuoti viską ir širdies ritmą ir atsaką ir kartais stresiniai situacijai visai verta padaryti pakvėpavimo pauzę, o ne pulti dabar pat, nežinau, atsakyti ten kažkokio pikto laiško ar įsivelti į diskusiją ir visą kitą. Net ir sako, šeimos konfliktuose iki 10 suskaičiuok ir tik tada sakyk, ką norėjai pasakyti. Ir jau ne tik, kad tai atrodys nesąmonė, ką tu nori pasakyti, bet ir ta emocija, jinai bus jau konvertavosis į kažką kitą, kai tu duodi savo tą pakvėpavimo pauzę, ar ne? Ko mes dar neapšnekėm šiandien, kad tu manai, kad būtų svarbu paminėti ir pačiupinėti? Oi, tiek daug visko. Aš galvoju, gal, čia taip reikia daryti, darykit veiksmų planas, kad ir mažai žingsnelis, bet vis tiek vienas momentas, kad perdodama atsakomybę žmogui, kad turi suprast, kad ne stebuklinga piliulė, ne daktaras, ne gurų Instagram ir panašiai, neišspręs visų gyvenimo problemų, viskas yra mūsų pačių rankose, atsakomybės piliulė yra pati geriausia ir efektyviausia. Ir antras piliulės galas, tai yra kaltės jausmas, kad
grūzinti, neužsisukti tame rate, kad, o ne, aš ten šiandien viską padariau dėl miego, bet vis tiek blogai išsimiegojau, koks aš nevykėlis, kaip čia blogai, arba aš pakvepavau, bet vis tiek apriekiau savo vaiką, nu, ar ten su partneriu ir panašiai. Tai Atlaidumo savo, toks, jo, nuolankumas, priėmimas, meilė savo. Ir irgi duoti erdvės pokyčiui. Nu, nieks negimė iš karto tobulas ar nusprendė tobulėti ir, viskas, aš nušvitau. Dabar aš tobulas. Tai yra procesas. Visas gyvenimas procesas. Galų gale, tai jeigu visi būtumėm iš karto nuostabus, viską mokėdami ir panašiai, turbūt net neverta gyventi būtų. Nu, kam? Tam ateinam pamokų susirinkti, patirčių susirinkti, išmokti iš kitų žmonių gyvenimo subtilybių ir panašiai. Taip, labai gražus požiūris, nes iš tikrųjų gyvenimas ir net jokia gyvenimo sritis niekada nėra tiesa. Ir net ir tie žmonės, kurie, nežinau, ten visą laiką labai gerai sportuoja, kartais jie irgi būna pavargę arba ten ta treniruotė mažiau pavyksta, nes tiesiog mes esam, ten tu minėjai stalas, produktyvumas kaip stalas su 4 kojom, o tas gyvenimas jis kojų turi labai daug ir tenais jis vis ten irgi turi perdėlioti vieną dieną vienur prioritetas, kitą dieną kitur ir kartais iš tikrųjų prioritetas turi būti tiesiog būti geram savo tą dieną. Ar ne? Gerai, Agne, ačiū tau labai, kad atėjai pas mane ir pasidalinai savo to holistiniu požiūriu į žmogaus gyvenimą, į produktyvumą, į sveikatą, kas man atrodo labai svarbu ir aš tikiuosi, kad mes vis daugiau tarp gydytojų tokios drąsos matysime, kokią tu atsineši čia šiandien. Linkiu tau gero laukimo. Taip, linkėjimų vis tavo naujam vaikeliui. Jums sakau ačiū už tai, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitose Kūno magistro laidose arba pas mane Instagram'e jas atskyto. Ate. Ate.